pastarųjų metų Lietuvos krepšinio lyderiai Kauno Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos Rytas. Tarp kitko, oficialios statistikos mėgėjams galiu iš karto pasakyti, nors šios rungtynės žaidžiamos Vilniuje, vis dėlto oficialiai aikštės šeimininkais yra skaitomi Kauno Žalgirio krepšininkai, kadangi šios rungtynės turėjo būti žaidžiamos Kaune, tačiau dėl šiandien vykstančio Eurovizijos dainų konkurso finalo rungtynės buvo perkeltos į Vilnių. Ir dabar jūs ekranuose šių rungtynių arbitrai, čia irgi yra ką papasakoti. Romaldas Brazauskas iš Vilniaus ir antrasis teisėjas Antanas Ramanauskas iš Šiaulių, nors šioms rungtynėms buvo paskirtas teisėjas kaunietis Kęstutis Pilipauskas, tačiau dėl sudėtingų oro sąlygų šis teisėjas nesugebėjo atskristi iš Graikijos ir teisėjas buvo pakeistas, kaip jau minėjau, teisėjaus Antanas Ramanauskas ir šių rungtynių komisaras Raimondas Barauskas iš Kauno. Taigi dar kada primenu, jog oficialiai šių rungtynių šeimininkais yra Kauno žalgiriečiai, tačiau manau, kad žaidžiant jie tikrai tokiais šiandien čia nesijaus. Jūs ko gero puikiai žinote, kokie draugiški kabutėse buvo abiejų klubų Lietuvos Ryto Žalgirio santykiai iki šių rungtynių ir ko gero puikiai žinote, kaip pagerėjo vėlgi kabutėse šie santykiai po šią savaitę abiejose Lietuvos didžiuose dienraščiuose įspausdintų straipsnių. Tačiau mes paliksim visą tai nuošalyje, na nebent visą tai išbėgs į aikštę perkeltine prasme, tačiau tikėkime, jog taip neatsitiks, kaip ten bebūtų. Panašu, jog pamažu Lietuva tampa savotiška Graikija ir jeigu mes anksčiau stebėjomės, kodėl Graikijos sirgaliams, Atėnų sirgaliams įdomiau stebėti rungtynes, kai žaidžia Olimpiakas su Panathinaiko, o ne rungtynės tarp, sakykime, Olimpiako ir Žalgirio ar Panathinaiko ir Lietuvos Ryto. Dabar ko gero puikiai tai suprantame, jog Lietuvoje irgi faktiškai įdomiausios rungtynės tampa, kai susitinka čempionato lyderiai. Žalgiris ir Lietuvos Rytas, savotiškas derbis, nors tai ir ne vieno miesto komandos. Buvo netgi tokių kalbų, kad galbūt šiandien, taupydami jėgas vienos ar kitos komandos, treneriai pasirinks lengvesnį variantą, patupį žaidėjus. Puikiai žinote, jog jau antradienį Lietuvos Rytas žais atsakomosios ULEB taurės turnyro rungtynes su Bulgarijos Lukoil Akademiko klubu. Na, ateinantį ketvirtadienį tikrai ne ką lengvesnės, o galbūt dar sunkesnės rungtynės laukia ir Kauno Žalgirio krepšininkų. Paskutinės grupės turnyro rungtynės su Maskvos Centriniu armijos sporto klubu. Ir ten abiejų komandų, mūsų komandų likimas dar neaiškus. Rytui reikia patekti į kitą ULEB taurės varžybų etapą, Žalgiriui reikia patekti į kitą Eurolygos etapą. Tačiau ko gero aikštėje pasirodė krepšininkai visą tai pamirš ir mes pamatysime vėlgi atkaklę kovą, tokią pačią kovą, kuri buvo fiksuojama ir per pirmasias dvejas rungtynės. Priminsiu, jog spalio 30 dieną Kaune pirmasias šių komandų rungtynės 77-73 laimėjo Žalgiris, o gruodžio pabaigoje, gruodžio 20 dieną jau vykusios antrasis rungtynės Vilniuje, taip pat 4 taškų skirtumu 81-77 jau laimėjo Lietuvos Ryto krepšininkai. Na, o turnyro lentelėje kol kas žalgiriečiai sužaidė 25 rungtynės, turi 24 iškovotas pergalės, Rytas po 24 žaistų rungtynių 22 pergalės. Ir startiniai komandų penketai. Aikštės šeimininkai Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. 7 numeris Andrius Šležas, 8 Ramūnas Šiškauskas, 12 Dikis Simkinsas, 14 Aronas Lukasas ir 15 komandos kapitonas Robertas Javtokas. Kauno Žalgiris 5 numeris Giedrius Gustas, 6 Tanoko Berdas, 9 Dainius Šalenga, 11 Arvydas Sabonis, 12 Edas Kota. Kova dėl kamuolio laimėjo Kauno Žalgirio krepšininkai ir Edas Kota. Kągi įtampa daro savo, nuo pat pirmų minučių lygioje vietoje patyręs Edas Kota išleidžia kamuolį už aikštės ribų ir kamuolys atitenka vilniečiams. Šiškauskas prieš jį Gustas. Šležas. Nesiryžta kol kas veržtis vilniečiai arčiau krepšio, Simkinsas su kamuoliu prieš Tanoką Berdas. Na ir aišku, labai įdomu bus stebėti savotiškas mikro dvikovas, Sabonis Javtokas, Berdas, Simkinsas, Kota, Lukasas. Ir reikia pasakyti, per pirmasis dviejas rungtynės šiuose mikro dvikovose buvo gana ryškus tik Arvydo Sabonio pranašumas prieš Robertą Javtoką. Kitose dvikovose tiek Lukasas su Kota, tiek ir Berdo su Simkinsu faktiškai jėgos buvo apylygės. Vienose rungtynėse ir vienos ir kitos komandos krepšininkai sužaisdavo galbūt šiek tiek geriau, kitose prasčiau, tačiau ryškios persvaros nei vienos, nei kitos komandos žaidėjai, ar jeigu kalbėsime apie Berdą su Simkinsu, ryškios persvaros neturėjo. Rezultatas kol kas 2-0. Pirmauja
Žalgirio krepšininkai. Tolimas metimas nepasiekė tikslo ir greita kauniečių kontrataka. Edas Kota. Paskutinis vidurio liniją perina Arvydas Sabonis. Palaukia Edas Kota, kol vidurio puolėjas atsiduria prie varžovų krepšio. Perdavimas Tanoke Bertui ir šis radęs spragą gynyboje prašoka ir pro Simkinsą, ir pro į pagalbą jam spėjusiam, bandysiam suspėti kitiems vilniečiams, pelno dar 2 taškus. Šiek tiek galbūt skubotas dabar buvo Lukaso metimas, dabar atsitrenkė Lukasas į Bertą, teisėjai pražangos ne vienam kitam krepšiniui nefiksuoja ir jau žaidimas persikelia prie Lietuvos Ryto komandos krepšio, tačiau iš puikios padėties nepataiko Giedrius Gustas. Lukasas pagąsdina Arvydą Sabonį. Jevtokas. Dabar jeigu atkreipėte dėmesį, Sabonis net nežvilgtelėjo faktiškai į Jeftoko pusę, o štai dabar taškų nėra, tačiau pražanga Tanokai Bertui. Na, o prieš tai matėte epizodą, jog Robertas Jeftokas bandė pagąsdinti Arvydą Sabonį, jog mes įkrepčia, tačiau ko gero varžovai jau puikiai pripratę prie, sakykime, tokio Roberto Jeftoko bandymo klaidinti varžovus. Mažai kas tikisi, jog Robertas Jeftokas atakuos iš toliau, kai šalia jo yra varžovas, na ir jis tą gana retai ir daro ir dėl to galbūt varžovams atspėti yra gana paprasta. Netaiklus Roberto Jeftoko pirmasis baudos metimas, taigi pirmojo taško vilniečiams pelnyti kol kas nepavyksta. 0-4 jie pralaimi. Ir antrasis baudos metimas taip pat netaiklus, rezultatas nesikeičia, 4-0, pirmauja Kauno Žalgiris. Kota prieš Lukasas, perdavimas Sabonis, jis ryžtingai prasiveržia pro Robertą Jeftoką, lengvai įveikia pastarojo gynybą ir atrodo dar pražanga. Ne Simkinsui vis dėlto fiksuojama pražanga, bandžiusiam padėti Roberto Jeftokui ir Arvydas Sabonis turi galimybę pelnyti dar vieną tašką jau baudos metimu. 6-0, ką tikrai nesėkminga Lietuvos Rytui. 7-0. Iki pirmo kėlinio pabaigos lieka žaisti 7,5 minutės. Simkinsas. Ir sudėtingas labai Šiškausko metimas. Teisėjai rodo, jog niekas nelietė kamulio, nors bandė į tai apeliuoti vilniečiai. Ir kamuolys atitenka Žalgirio krepšininkams. Kota. Kota, Gustas, Šalenkas, Sabonis ir Berdas. Toks ir žalgiriečių penketas. Keitimų kol kas nei vienos, nei kitos komandos treneriai nedarė. Na ir dar vienas dalykas. Tanokai Bertui fiksuojama pražanga. Ir tai antroji pražanga. Sužaidus mažiau nei 3 minutės. Tai, sakykime, tik pirmieji nemalonumai Žalgirio komandai šios dienos rungtynėse. Jie laimi 7-0, taškų nėra. Sabonis dabar žiūri į teisėją Brazauską, o pražanga fiksuojama Gustui. Ramūnas Šiškauskas prie baudų metimo linijos, vienas taikliausių baudų metiko apskritai lygoje. Jis yra antras, nusileidžia tik Aukštaitijos krepšininko Volutskiui. 90% taiklumo meta Šiškauskas baudas šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje. Ir 2 taikliais baudos metimais švelnina rezultatą iki 5 taškų. Rytas žaisdamas savo arenoje, tačiau oficialiai ne savo aikštėje, pralaimė rezultatu 2-7. Perdavimas Saboničius, staigiai iš karto perduoda kamuolį Tanokai Bertui. Šis šiek tiek sudalsia ir Simkinsas spėja apsiginti. Jeftokas. Netaiklus metimas, kamuolys net neliečia lanko. Atrodo kol kas įtampa, galbūt ir ta įtampa, kuri ne visada susijusi su krepšiniu. Aš turiu minėtus straipsnius ir tą įtampą tvyrančią tarp abiejų klubų. Galbūt kol kas labiau slegia vilniečius. Ir gražus Šalengos metimas. Didinti skirtumą iki 7 taškų, 9-2. Ir minutės pertraukėlės paprašo Lietuvos Ryto komandos treneris Kęstutis Kemzūra. Ir kol kas Ryto krepšininkai dar nepelnė ne taško iš žaidimo. Vienintelius 2 taškus pelnė Ramūnas Šiškauskas baudos metimais ir 2 keitimai Vilniečių komandai. Aikštėje matome Simą Jasaitį ir Povilą Čiukiną.
Penktasis numeris Giedrius Gustas, antroji pražanga. Ant atsarginių žaidėjų suolelio atsisėdo Simkinsas ir Šležas. Ir pražanga fiksuojama Gustui. Ir kadangi tai jau penktoji žalgiriečių pražanga, bus metami baudos metimai. Ramūnas Šiškauskas. Trys iš 3. Ir 4-9. Kol kas 4 taiklus Šiškausko metimai prieš 9 Žalgirio taškus. 9-4 pirmauja žalgiriečiai, 5 minutės ir 44 sekundės iki pirmo kėlinio pabaigos. Kota. Šalenga, tolimas metimas, o kamuolį atkovoja Sabonis, kartoja. Ir pražanga atrodo fiksuojama Čiukinui. Nedaug trūko, jog būtų pavykę pelnyti taškų Sabonį. Ir keičiasi žaidėjai dabar Žalgirio komandoje. Sėdasi pailsėti Giedrius Gustas. Ir vietoj jo aikštėje Žalgirio naujokas. Galima taip ir įvadinti, kadangi Lietuvos krepšinio lygos čempionate sužaidęs tik 5 rungtynes, tai latvis Ainaras Bagackis. Taiklus antrasis Arvydo Sabonio metimas. Skirtumas padidėjo iki 6 taškų. 10-4 pirmauja Žalgiris. Lukasas. Tapęs savotišku Vilniaus publikos numylėtiniu. Prieš šias rungtynes audringiausiai iš visų Vilniaus krepšininkų buvo pasitiktas būtent Aronas Lukasas. Vilniečių komandos žaidėjas. Ir štai dabar Aronas Lukasas prieš su kamuoliu esantį Edą Kotą. Tanoka Berdas prieš Čiukiną. Ir pameta vėl kamuolį Edas Kota, tačiau šį kartą sugeba jį sugauti. Sabonis perdavimas Berdui, sudėtingas šio metimas. Kamuolys skrieja pro šalį. Šiškauskas. Jeftokas atmeta kamuolį Jasaičiui, tolimas metimas. Kamuolys suspurda lanke, tačiau iššoka atgal. Taigi sužaidus jau 6 minutės ir 20 sekundžių, kol kas vilniečiai pelnė taškus tik baudų metimais. Sabonis. Šalenga. Vėl Sabonis. Paskutinį momentą, atrodo, Sabonis rado, kam atiduot kamuolį. Berdas. 2 taškai ir atrodo pražanga kažkuriam iš Vilniaus krepšininkų. Taip, 2 taškai skaitomi. Ir pražanga Jasaičiui. Ir tuo tarpu komercinė minutės pertraukėlė. Tos rezultatų 12-4 pirmauja Žalgirio krepšininkai. Kalbėti kol kas apie kažkokią statistiką sudėtingą, kadangi, kaip minėjau, Ryto krepšininkai dar nepelnė nei vieno taško iš žaidimo. Pataikė Šiškauskas 4 baudos metimus, tačiau nepataikė abiejų Robertas Jeftokas. Ir galbūt krinta akis kova dėl atšokusių kamuolių, kurią kol kas gana ryškiai laimi Žalgiris. 9 atkovoti kamuoliai prieš 4 kamuolius, kuriuos atkovoja Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. O Tanoka Berdas, dar vienas baudos metimas. Taiklus, didinantis skirtumą iki 9 taškų. Tai didžiausia persvara šios dienos rungtynėse. 13-4 pirmauja Žalgirio krepšininkai ir dar vienas keitimas Ryto komandoje. Aikštėje pasirodė Milanas Goljevičius. Jasaičio antrasis bandymas ir šį kartą taiklus. Pirmieji vilniečių taškai iš žaidimo. 7-13 pralaimi Lietuvos Rytas. Na ir kol kas tik vienas keitimas buvo padarytas Žalgirio komandoje. Bagackis pakeitė Gustą. Sabonis sugebėjo jam dabar sutrukdyti Simas Jasaitis. Ir Sabonis net nepeliavo į teisėją, jog buvo pražangos ar kažkas panašaus, o dabar, aišku, apmaudu Vilniaus komandos gerbėjams. Vėlgi kamuolys paspurdėjęs lanke po Lukaso metimo iššoka atgal. Šalenga, Sabonis, vėl Šalenga. Ir kamuolys turėtų atitekti taip, atitenka vilniečiams, kadangi teisėjai iš pradžių parodė ginčas, o pagal taisyklės dabar kamuolys
turi atitekti. Yra eilė atiduoti kamuolį Vilniaus komandai. Kaip žinote, Lietuvos krepšinio lygos čempionate ginčai nėra metami, o kamuolys pakaitom atiduodamas tai vienai tai kitai komandai ir šiuo atžvilgiu dabar kamuolys atiduotas buvo vilniečiams. Čiukinas, Goljevičius, Lukasas. Ir Čiukinas drąsiai meta, nuo šalia buvo Berdas. Galima žaisti, rodo arbitras, nepaisant to, jog Simas Jasaitis tarsi ir prašė pražangos, susidūrė su Edu Kota, Bagackis, Arvydas Sabonis. Ir visas žaidimas sukasi apie Arvydą Sabonį. Ir kovotojas dėl kamuolių, ir savotiškas įžaidėjas. Ir kamuolys atitenka vilniečiams. Užmynė galinė linija, Ainaras Bagackis ir keitimas Vilniečių komandoje. Aikštėje Ramūnas Šiškauskas. Kęstutis Kemzara leidžia šiek tiek pailsėti Aronui Lukasui. O žalgiriečių komandoje Arvydas Sabonis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoj jo 14 numeris Artūras Jevtokas. Tarp kitko Artūras Jevtokas antrose rungtynėse Vilniuje gan sėkmingai kovojo dėl atšokusių kamuolių. Atkovojo jų net 6 ir pagal šį skaičių nusileido tik Sabonį ir Bertai. O po taiklaus tolimo metimo skirtumas sumažėja iki 3 taškų. Na, kol kas efektyviausias Vilniečių ginklas, 3 taškai metimai. Jasaičio pataikymas, dabar Goljevičiaus ir 4 Šiškausko baudos metimai. Ir dabar jau minutės pertraukėlės jau prašo Kauno Žalgirio komandos. Vėliau priminsiu, rezultatas buvo 13-4, taigi 6 iš eilės Vilniečių taškai, Simo Jasaičio ir Milno Goljevičiaus 2 tritaškai metimai. Sumažina skirtumą iki 3 taškų ir Mindaugas Timinskas pasirodo Žalgirio komandoje. Trečia dabar Simas Jasaitis. Edas Kota, Timinskas. Ir pražanga, atrodo, vis dėlto bus fiksuojama Ramūnui Šiškauskui. Nors visi Vilniečių komandos gerbėjai, treneriai rodė, jog alkūnė nustumė Mindaugas Timinskas savo oponentą. Teisėjų nuomonė kita ir pražanga fiksuojama Šiškauskui. Tai buvo 4-oji Vilniečių komandinė pražanga, taigi po kitos pražangos jau irgi bus metami baudos metimai. Berdas. Ir netaiklus Berdo perdavimas, tačiau nesitikėjo tokios dovanos Vilniaus krepšininkai, nesugavo kamuolio ir kauniečiai tęsia savo ataką. Artūro Jevtoko metimas netaiklus, grumtynės dėl kamuolio ir kamgi fiksuojama pražanga, atrodo, Mindaugui Timinskui. Štai šis epizodas, grumtynės dėl kamuolio parteryje. Na, bent jau šiame epizode sunku buvo išvelgti pražangą, tačiau pražanga užfiksuota ir 2 baudos metimai. Povilas Čiukinas. Na, palaukė, kol mes pirmąjį baudos metimą, o dabar jau galiu pasakyti, jog tikrai nėra labai taiklus mesdamas baudos metimus Povilas Čiukinas. Vos 42% taiklumu jis meta baudos Lietuvos krepšinio lygoje. Visgi antrasis baudos metimas taiklus ir skirtumas sumažėja iki 2 taškų. 13-11 pirmauja Kauno Žalgiris. Edas Kota. Prieš jį Šiškauskas. Perdavimas Timinskui. Ir perdavimas prie krepšio Tanokio Berdui. Šis pusiau kabliu įmeta 2 taškus. Po ilgos pertraukos žalgiriečiai pelno 2 taškus ir padidina skirtumą iki 4. 15-11 ir netrukus prasidės paskutinė pirmo kėlinio minutė. Ramūnas Šiškauskas prieš Kotą, Simkinsas prieš Berdą. Ir gan lengvai šį kartą suklaidina Simkinsas savo oponentą ir deda kamuolį iš viršaus. Tuo sukeldamas ant kojų ir Lietuvos Ryto arenoje sėdinčius sirgalius ir visus atsarginius Vilniaus komandos žaidėjus. 2 taškai skiria komandas, 15-13 pirmauja Žalgiris. Kota, prieš Ramūnas Šiškauskas. Ir dabar nematydamas, bent jau atrodė, kad nematydamas, kas yra po krepšiu, siuntė kamuolį. Edas Kota surado ten kamuolys Berdą ir šis pelno dar 2 taškus. 17-13. Berdo sąskaitoje jau tarp kitko 11 taškų iš 17 pelnytų Žalgirio. Simkinsas šį kartą nesiryžo mesti per Tanoką Berdą ir sužingsniuoja. Begudraudamas Simkinsas apgauna pats save.
Ir vilniečiai praranda kamuolį. 19 sekundžių. 19 ir 90. Taigi faktiškai 20 sekundžių iki pirmo kėlinio pabaigos. Iki galo gali laikyti kamuolį kauniečiai. Edas Kota. Atsiprašau, kauniečiai. Kota prieš Šiškauskas. 7 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Jevtokas. Timinskas. Ir Bagackio metimas. Atrodo bus taip, įskaitomi 2 taškai. Bagackis kartu su Sirena siunčia kamuolį į krepšį. 19-13. Tokiu rezultatu pirmąjį kėlinį laimi Kauno Žalgirio krepšininkai. Ir pastarųjų metų Lietuvos krepšinio lyderių Lietuvos Ryto ir Kauno Žalgirio klubų. 19-13. Tokiu rezultatu po pirmo kėlinio pirmauja Kauno žalgiriečiai. Na ir krinta į akis visų pirma vėlgi iš statistinių duomenų kova dėl atšokusių kamuolių, kurią vilniečiai pirmajame kėlinyje pralaimėjo labai ryškiai. 6 Vilniaus komandos atkovoti kamuoliai prieš net 12 kauniečių atkovotų kamuolių. Dabar pašakinėjęs ant lanko po Šiškausko metimo kamuolys į krepšį neįkrenta, taigi rezultatas nesikeičia. 19-13. Sabonis, Kota, Bagackis, Timinskas ir Artūras Jevtokas. Toks kauniečių penketas. Ir naują žaidėją metė į aikštę Kęstutis Kemzūra. Aikštėje pasirodė 4 numeris. Tai Mindaugas Lukauskis. O dabar Bagackis pelno 3 taškus ir vėl didina skirtumą iki 9. Priminsiu, buvo sumažinę iki 2 taškų skirtumą Lietuvos Ryto krepšininkai pirmo kėlinio pabaigoje. Jie pralaimėjo 13-15, dabar jau pralaimi 13-22. Netaiklus Roberto Jevtoko metimas, o kamuolį atkovojo brolis Artūras Jevtokas. Taigi vėl pavyko atitrūkti Žalgirio krepšininkams nuo savo varžovų. Sabonis. Tolimas Sabonio metimas. Ir kamuolys atitenka vilniečiams. Na, transliacijos pradžioje minėjau apie priešpriešą tarp šių klubų, tiek krepšinio aikštėje, tiek ir už jos ribų. Ko gero reikia atkreipti dėmesį ir dar vieną detalę, jog šiose rungtynėse, tokio rango, sakykime, rungtynėse prieš Žalgirį debiutuoja vilniečių komandos vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra. Tai jam pirmas rimtas kovinis krikštas Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Aišku, ULEP varžybose Kęstutis Kemzūra jau ne vienerias rungtynes vadovavo savo komandai, tačiau štai šiuose Lietuvos krepšinio gigantų dvikovose Kęstutis Kemzūra kaip vyriausiasis treneris debiutuoja. Aronas Lukasas atiduoda kamuolį Simkinsui. Šiškauskas prieš Kotą. Lukasas labai atidžiai ginasi žalgiriečiai ir kamuolys lieka Vilniaus komandai, tačiau atakai lieka 12 sekundžių. Kęstutis Kemzūra dar bando padiskutuoti su šių rungtynių arbitru. Taigi 12 sekundžių vilniečio atakai lieka. Mindaugas Lukauskis jūsų ekranuose, kurį Kęstutis Kemzūra išleido tik antro kėlinio pradžioje. Simkinsas. 3 sekundės atakai. Netaiklus metimas, dar bandė Robertas Jevtokas pakartoti kamuolį ir pražanga Aronui Lukasui. Taip, Aronui Lukasui fiksuojama pražanga. 22-15. 7 taškų skirtumų pirmauja Žalgiris. 7 minutės ir 32 sekundės iki antro kėlinio pabaigos. Sabonis. Bagackis atveda kamuolį Timinskui. Vėl Sabonis. Bagackis. Ir labai netaiklus Bagackio metimas, tačiau kamuolį atkovojo Artūras Jevtokas ir pelno 2 taškus. Na štai dabar ginčai. Kol kas taškai neįskaityti. Rezultatas 22-15. Tarėsi dabar šių rungtynių arbitras Romaldas Brazauskas su komisariatu. Priminsiu, jo komisaras yra Raimondas Barauskas iš Kauno. Ir netrukus turėtume išgirsti lemiamą ir paskutinį sprendimą. Taip, atrodo, taškai įskaitomi ir kamuolys atitenka vilniečiams. Tačiau Kęstutis Kemzūra nepatenkintas tokiu sprendimu.
24-15. Pražanga Mindaugui Timinskui. Pirmoji pražanga. 10 numeris Mindaugas Timinskas prasižengė antrąjį kartą. 7 minutės ir 4 sekundės lieka iki didžiosios pertraukos. Lukauskis atiduoda kamuolį Lukasui. Simkinsas prieš Sabonį. Nesiryža veršis arčiau krepšio ir atidžiai dabar. Sabonis prižiūri Simkinsą ir grumtynės dėl kamuolio, kurias galų gale laimi žalgiriečiai. Greita jų kontrataka ir Artūras Jevtokas iš gana patogios padėties nesugeba nukreipti kamuolį į krepšį. Šis kamuolį toliau žalgirio komanda. Perdavimas Saboniui, nepaisant to, jog šalia buvo ir Robertas Jevtokas, ir dar keli Ryto krepšininkai drąsiai metė kamuolį link krepšio kotą, tikėdamas, kad Sabonis kamuolį vis tiek paims. O dabar minutės pertraukėlė, tiesa prasižengė Robertas Jevtokas. 15 pirmauja Kauno Žalgirio krepšininkai. Baudų metimo taiklumas Ryto 62%, Žalgirio 75 iš dviejų taškų zonos. Rytas atakuoja kol kas tik 20% taiklumu, varžovai 45 ir tritaškiai metimai. Rytas 50% taiklumu, Žalgiris 33% taiklumu. O Arvydas Sabonis dar vienas baudos metimas. Prieš minutės pertraukėlę priminsiu, jog prasižengė Robertas Jevtokas ir didžiausias skirtumas šios dienos rungtynėse 27-15. Iki 12 taškų padidėja Žalgirio persvara. Kol kas žalgiriečių gretose Berdas yra pelnęs 11 taškų, Sabonis 7, 5 taškus pelnė Ainaras Bagackis. Ir taiklus Simo Jasaičio metimas. Antrasis iš 3. Pirmasis metimas nepasiekė tikslo, o po to 2 iš eilės taiklus Simo Jasaičio metimai ir skirtumas sumažėja iki 9 taškų, 18-27. Berdas prieš Čiukiną. Kova dėl kamuolio laimi vilniečiai. Jasaitis. Lukasas. Prašo kamuolio Jevtokas. Bandė veržtis pats Lukasas. Kamuolys atsidūrė už aikštės ribų, tačiau lieka vilniečių rankose. 15 sekundžių jų atakai. Jasaitis prieš Bagackis. Šležas ir Timinskas. Jevtoko užtvara. Pabėgo Šležas nuo varžovo, tačiau mesti krepšį nesiryžo. Ir Čiukino metimas. 2 taškai. Povilas Čiukinas. Tarp kitko antras lygoje pagal 2 taškus metimus. 62% taiklumu metantis krepšininkas. Pakankamai sėkmingai žaidžia atakuodamas varžovų krepšį iš vidutinio nuotolio Povilas Čiukinas ir sumažina skirtumą iki 7 taškų. 20-27. 5 minutės ir 15 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Timinskas. Sabonis visiškai laisvas ir dar suranda galimybę atiduoti kamuolį Berdui. Taškų nėra, tačiau atrodo pražangos vilniečiams. Simui Jasaičiui fiksuojama pražanga. Tai šis epizodas. Ir dabar jau komercinė minutės pertraukėlė. Akivaizdi Žalgirio komandos persvara. Sabonis, Berdas ir komandos draugai akivaizdžiai laimi dvikovą prieš savo oponentus iš Vilniaus. 17 Žalgirio atkovotų kamuolių prieš 7 Lietuvos Ryto atkovotus kamuolius. Akivaizdžiai persvara per pirmasias 2 rungtynes žalgiriečiai abu kartus laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių, tačiau jų persvara tikrai nebuvo tokia ryški. Kaune per pirmasias rungtynes 37 Žalgirio kamuoliai prieš 32 Ryto, antrose Vilniuje 35 Žalgirio kamuoliai prieš 31 Ryto. O dabar jau persvara tikrai įspūdinga. Netaiklus Tanokos Berdo metimas. Čia atrodo per anksti. Iššoka dabar vilniečiai. Ne per anksto, paprasčiausiai pamiršo vilniečiai, jog metami 2 baudos metimai. Bandė kovoti dėl kamuolio, o Lukaso dabar prasiveržimas. Sabonį pavyko apsiginti ir nuo mažojo Lukaso, ir nuo didžiojo Roberto Jevtoko bandymų pelnyti 2 taškus. Ir su kamuoliu jau Žalgirio krepšininkai. Sabonis. Timinskas. Ir nuo Sabonio kamuolys įskrieja už galinės linijos.
Timinskas dabar paprasčiausiai nerasdamas kur padėti kamuolio, bandė jį atiduoti Saboniui, už tai dabar, ko gero, tenka išklausyti galbūt ir ne visai malonius Sabonio patarimus. Nors sprendžiant iš tono, jie buvo gana draugiški, bent jau kol kas. 28-20. Jasaitis, Šiškauskas, Čiukinas, Lukasas ir Robertas Jevtokas. Toks Vilniečių penketas. Sudėtingas Šiškausko metimas, kamuolys pašokinėja ant lanko ir nukrenta į ranką žalgiriečiams. Kota, Timinskas, Berdas, Sabonis ir Šalenga. Toks Žalgirio penketas šiuo metu aikštėje. 4 minutės ir 13 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Berdas pamatęs, jog nesiruošė prie jo eiti artyn Čiukinas, pabandė mesti iš vidutinio nuotolio, nepataikė, staigus perdavimas Kotai. Bando demonstruoti šou elementus šiuose labai atkakliuose rungtynėse ir vienos ir kitos komandos žaidėjai. Ir kol kas tie šou elementai dažniausiai nepasiteisina. Taškų pelnyti nepavyksta. Ir minutės pertraukėlės prašo dabar Žalgirio komanda. 3 minutės ir 54 sekundės iki antro kėlinio pabaigos. Ir prie baudų metimo linijos stojasi Robertas Jevtokas. Rungtynė pradžioje 2 kartus jis metė nuo baudų metimo linijos ir abu jie metimai tikslo nepasiekė. Roberto Jevtoko sąskaitoje kol kas ne vieno pelnyto taško. Tai matome, 3 kartus bandė atakuoti iš vidutinio nuotolio ir 2 kartus, kaip jau ir minėjau, nuo baudų metimo linijos. Ir trečiasis metimas nepasiekė tikslo. Šiaip neprasčiausia Lietuvos krepšinio lygoje baudas meta Robertas Jevtokas 62% taiklumu, tačiau štai kol kas iš 4 baudų nepataikė nė vienos. Nesumažėjo 28-20, 8 taškų skirtumų ir toliau pirmauja Žalgirio krepšininkai. Kota. Vėl bando vos nenakališkai atiduoti kamuolį Arvydui Saboniui, nepaisant to, jog šalia yra Robertas Jevtokas. Vieną kartą pavyko tai padaryti, antrą kartą nesiryžo to daryti Aronas Lukasas, o dabar kamuolys jau atitenka po nesėkmingos greitos Vilniečių atakos Žalgirio krepšininkams. Ramina savo komandos draugus Dainių Šalengą. Ir Gustas pasirodė aikštėje. Šalenga, Gustas, Sabonis, Berdas, Kota. Toks kauniečių penketas ir gražus Edo Kotos metimas iš po krepšio. Pasinaudojęs sumaištimi po Vilniečių krepšių. Pelno 2 taškus, nesugauna kamuolio dabar Dikis Imkinsas. Ir dar viena kauniečių greita ataka. Tačiau Edas Kota pamatęs, jog nėra prie krepšio nei Berdo, nei Sabonio. Palaukė, kol jie atbėgo ir bandydamas perduoti kamuolį Berdui suklysta Edas Kota. 30-20 ir pražanga Gustui. Ketvirtoji Gusto pražanga. Vos tik pasirodęs aikštėje, Giedrius Gustas prasižengė 4 kartą ir 2 kartus yra prasižengęs Tanoka Berdas bei Mindaugas Timinskas. Šiškausko taiklus metimas mažina skirtumą iki 6 taškų. 24-30 pralaimi Lietuvos Ryto krepšininkai. Prašau, 22-30, taip, 22-30. Sabonio tolimas metimas. Jeigu neklystu, antras šios dienos rungtynėse, tačiau vėl kova dėl atšokusio kamuolio užtikrinti laimi varžovai Žalgirio krepšininkai. 10 Ryto atkovotų kamuolių prieš 22 Žalgirio kamuolius. Gustas vėl sėdasi ilsėtis, gavęs 4 pražangą ir jį keičia Ainaras Bagackis. Prie baudų metimo linijos Tanoka Berdas. 12 taškų šio krepšininko sąskaitoje ir galimybė pelnyti dar 2 baudų metimais. Tanoka Berdas pagal daugelį statistinių rodiklių yra lyderis Lietuvos krepšinio lygoje. Pirmas pagal žaidimo efektyvumą, antras pagal atkovotus kamuolius, pirmas pagal 2 taškų taiklumą. Ir
žaidžia ryštingai ir fantastiškai žaidžia Aronas Lukasas. Vėl sukeldamas ant kojų Lietuvos Ryto komandos gerbėjus. Nepabūgęs galingoje Tanokos Berdo, jis ne tik pelno 2 taškus, tačiau dar ir priverčia čia prasižengti. Ir dabar šypsos Arvydas Sabonis, žiūrėdamas į Tanoką Berdą. Tarsi klausdamas, kaip taip galėjo atsitikti. 32-25. Sumažėjęs skirtumas iki 7 taškų. Kota dabar kaip prabėgo pro Aroną Lukasą, svidydamasi ir Šalengos 3 taškai. Vėl atstato 10 taškų persvarą. Vėl sudėtingas Arono Lukaso metimas, šį kartą netaiklus. 35-25, minutė 40. Dar vienas taiklus tritaškis. Laidoja visas vilniečių viltis priartėti prie varžovų, baigiantis antrajam kėliniui. Atrodė, po efektingo Arono Lukaso metimo pavyks šiek tiek pristabdyti žalgiriečius Lietuvos Ryto komandai, tačiau po to 2 iš eilės tritaškai metimai padidina Žalgirio persvarą iki 13 taškų. 38-25. Šiškauskas stato jam užtvarą Simkinsas, tačiau tolimas Šiškausko metimas tikslo nepasiekia. 2 taškai. Simas Jasaitis ir prasižengia Ainaras Bagackis. Ir dabar Bagackis jau nusipelno kur kas griežtesnės kritikos nei prieš tai Tanoka Berdas. Jeigu į Tanokos Berdo pražangą ir praleistus 2 taškus su ironija pasižiūrėjo Arvydas Sabonis, o Bagackiui teko išklausyti dabar kur kas griežtesnius komandos savininko ir lyderio žodžius. Netaiklus Jasaičio metimas. Minutė ir 9 sekundės iki antro kėlinio pabaigos. Šiškauskas bando pabėgti nuo Ainaro Bagackio, dabar Simas Jasaitis. Lukauskas, netaiklus metimas, tačiau kamuolys atšoko Lukauskui. Dar vienas bandymas. Ir kamuolys liečia krepšio konstrukcijas ir atitenka Žalgirio komandai. 2 netaiklus Mindaugo Lukauskio metimai neleidžia vilniečiams priartėti. 38-27, 11 taškų skirtumų. Prasidėjo jau paskutinė antro kėlinio minutė. Kota prieš Lukauskį. Šalenga. Šį kartą metimas netaiklus. Ir gelbėdamas situaciją, Berdas paprasčiausiai specialiai metė kamuolį į Simą Jasaitį ir nuo Ryto krepšininko kamuolys išskriejo už galinės linijos. Tiesiai ranką Simkinsui, tarsi atsidėkodamas. Šalengai, atrodo, fiksuojama pražanga, antroji Dainiaus Šalengos pražanga ir 2 baudos metimai. Vėl Robertas Jevtokas prie baudų metimo linijos. Negražu galbūt priminti, tačiau taip jau yra. 4 netaiklos baudos metimai. Ir galų gale 5-1. Pirmasis taiklus Roberto Jeftoko baudos metimas šios dienos rungtynėse. Ir antrasis taip pat taiklus. Aš sakiau, tai nėra pats blogiausias baudų metikas Robertas Jeftokas lygoje. 29-38. 9 taškų skirtumų. Rytas kol kas pralaimi Kauno Žalgiriui. 25 sekundės. Ir 14 sekundžių Žalgirio atakai. Šalenga. Tanoka Berdas. 2 taškai. 16 taškų Tanokos Berdo sąskaitoje šios dienos rungtynės. Jis akivaizdžiai rezultatyviausias žaidėjas. Tiek savo komandą, dabar galingas Roberto Jeftoko dėjimas, baigiantis antrajam kėliniui ir mažinantis skirtumą iki 9 taškų. Edas Kota, kažkas iš fantastikos srities, tačiau šiandien fantastiniai metimai sekasi, sakykime taip, ne visiems ir labai retai. Šiandien arena, kurioje netrukus prasidės antrasis rungtynių tarp Lietuvos Ryto ir Kauno Žalgirio kėlinys. Jūsų ekranuose statistika ir, na, galima sakyti, kai kurie skaičiai tikrai gana iškalbingi. Baudų metimai. Vilniečiai pataikė 57 procentus baudų, kauniečiai 77. Iš 2 taškų zonos Vilniečiai atakavo 37 procentų taiklumu, kauniečiai 43. Iš 3 taškų abi komandos metė 38 procentų taiklumu. Taigi baudas Vilniečiai metė žymiai prasčiau. Iš 2 taškų zonos atakavo irgi prasčiau. Na ir kova dėl atšokusių kamuolių. 13 kamuolių atkovojo
Lietuvos Ryto komanda ir 24 kamuolius Kauno Žalgiris. Padarė abi komandas po 7 klaidas. Ir dabar jūsų ekranuose rezultatyviausi abiejų komandų žaidėjai. Matėte, Žalgirio gretose ryškiai pirmauja Berdas, pelnęs 16 taškų, Bagatko sąskaitoje 8, Sabonis 7, Šalenga 5 taškai. Vilniečių komandoje Šiškauskas ir Jasaitis yra pelnę po 8 taškus. Kitų krepšininkų indėlis kol kas yra kur kas mažesnis. Na ir prieš šias rungtynes, tiksliau transliacijos pradžioje, tarsi norėjau pajuokauti, jog šiandien galbūt galėsime įstikinti, kurią iš komandų Žalgirio ir Rytą labiau globoja Šventasis Valentinas. Na ir kol kas tarsi ir permainingai tas Šventasis Valentinas patapšnoja ir vienai ir kitai komandai. Aš turiu minėti, patapšnoja per petį. Tačiau galbūt kol kas labiau akys merkia Žalgirio krepšininkams. Vilniečiams vienu metu buvo pavykę priartėti prie savo varžovų. Skirtumas buvo sumažėjęs iki 2 taškų. Tai buvo dar pirmojo kėlinio pabaigoje 13-15. Vos 2 taškai skiria komandas, tačiau pirmąjį kėlinį žalgiriečiai laimėjo 19-13, na, o dabar po 2 kėlinių 40-31. Pirmauja Žalgirio krepšininkai. Ir priminsiu dar kartą, jog per pirmasias 2 šio sezono rungtynes abi komandos pasidalijo po pergalę. Kaune nugalėjo Žalgiris 77-73. Vilniuje Rytas 81-77 ir prasideda trečiasis šių rungtynių kėlinys. Kovo dėl kamuolio laimi Žalgirio krepšininkai. Sabonis, Berdas, Bagatskis, Kota, Šalenga. Toks žalgiriečių penketas. Šiškauskas, Imtinsas, Lukasas, Robertas Jevtokas ir Jasaitis. Tai jau Ryto komandos sudėtis prasidėjus trečiajam kėliniui. Afera dvelkiantis Edo Skoto metimas, tačiau pažįstant tiek Edo Kotą, tiek Aroną Lukasą, galbūt to aferingumo, aferistiškumo ir sumažėjo. Na, o dabar kažką panašaus pabandė padaryti Aronas Lukasas ir irgi negalima sakyti, kad nesėkmingai varžovai prasižengė ir Aronas Lukasas prie baudų metimo linijos. Vienas iš silpnesnių komponentų šios dienos rungtynėse tai Vilniečių baudų metimai. Kaip jau minėjau, po 2 kėlinių jie baudas metė vos 57% taiklumu. Na, prie to tokio prastų procento labai daug prisidėjo Robertas Jevtokas, pataikęs tik 1 baudą iš 6. Bagatskis 3 taškai ir 45-32. Skirtumas didėja iki 13 taškų. Lukasas prieš Sabonį. Simkinsas pabando atakuoti iš toli ir pasiekė tikslą. Jo tolimas metimas 45-35. Simkinso sąskaitoje šios dienos rungtynėse kol kas tik 5 taškai. Ir kitkas Simkinsas pirmose rungtynėse žaidė gana sėkmingai, jis pelnė 15 taškų, atkovojo 9 kamuolius, jis suklydo net 6 kartus, Sabonio metimas netaiklus. O štai per antrasis rungtynės Vilniuje Simkinso indėlis buvo kur kas mažesnis. Vos 6 taškus pavyko pelnyti Simkinsui, kai nugalėjo Lietuvos Rytas ir 5 atkovoti kamuoliai buvo jo sąskaitoje. Arvydas Sabonis atrodo pirmoji pražanga. Taip, pirmoji Sabonio pražanga ir prie baudų metimo linijos Ramūnas Šiškauskas. Būtent Šiškauskas pelnė pirmosius 4 Ryto taškus. Priminsiu, jog per pirmasias beveik 5 žaidimo minutės Ryto krepšininkams niekaip nepavykdavo pelnyti taškų iš žaidimo. Taiklus abu Šiškausko metimai 37-45 ir skirtumas jau sumažėjo iki 8 taškų, 8 minutės ir 30 sekundžių iki trečio kėlinio pabaigos. Berdas, Kota, rodo Sabonis, jog užbėgtų už nugaros Saboniui. Tačiau pasirinko kitą variantą Edas Kota ir dabar galima teikti, jog ko gero ne patį geriausią. Prarastas kamuolys ir Vilniaus komandos ataka. Lukasas duoda Šiškauskui prieš Šalengą. Simkinsas. O dabar jau atidžiau Berdas prižiūri Simkinsą, kadangi šis neseniai pelnė 3 taškus tolimo metimu. Jevtokas vis dėlto ryžosi atakuoti iš toli, tačiau metimas buvo netaiklus, o kamuolį atkovojo Simkinsas. Jasaitis.
Netaiklus Jasaičio metimas, tiesa jis atakavo iš 2 taškų zonos. Jasaičiai gana atidžiai bando prižiūrėti žalgiriečiai. Dažniausiai tai daro Bagackis, tačiau kelis kartus pavyko pabėgti Jasaičiui nuo savo varžovų priežiūros ir pelnyti 3 taškus. Na, štai dabar klubu Robertas Jevtokas atmuša perdavimą skirtą varžovams ir nepavyksta pelnyti 2 taškų nei Robertui Jeftokui, nei po to į pagalbą skubėjusiam jo komandos draugui. Šalingas tolimas metimas ir kamuolys nenorom, tačiau įkrenta į krepšį. 3 taškai ir 48-37. Skirtumas vėl didėja iki 11 taškų ir matau, jog ruošiasi į aikštę Milanas Golijevičius. Ramūnas Čiškauskas. 2 taškai. 39-48. Kol kas bent jau nepralaimi trečiajame kėlinyje kovos dėl atšokusių kamuolių. Ryto krepšininkai, netaiklus Kotas metimas ir greita vilniečių kontrataka. Šiškauskas prieš jį Šalingas spėjo net ir Sabonis sugrįžti į gynybą. Simkinsas dar 3 taškai. Simkinsas artistiškais veiksmais vėl palydi savo tolimą metimą ir nieko nelaukdamas žalgiriečių greitos vilniečių atakos. 42-48 po taiklaus tolimo Simkinso tritaškio metimo. Šiškauskas yra pelnęs 12 taškų, Jasaitis 8, Simkinso sąskaitoje taip pat jau 8 taškai. 6 iš jis pelnė tolimais metimais. Kota atmeta kamuolį Bagackiui. Turbūt atkreipėte dėmesį ir stebėdami Žalgirio varžybas Eurolygos. Susidaro toks įspūdis, jog puikiai žinom, jog Bagackis yra metikas, sugebantis atakuoti krepšį iš toli, tačiau susidaro toks įspūdis, jog žalgiriečiai galbūt dar paprasčiausiai nėra spėję paruošti šiam krepšininkui derinukų ir dažnai iš ne pačios patogiausios padėties tenka atakuoti varžovo krepšį Bagackiui. Nors nepaisant to jis randa spragų, štai pabandė surasti ir dabar, tačiau gavo bloką nuo Ramūno Šiškausko. Be pražangos sustabdė Bagackio prasiveržimą po krepšiu Ramūnas Šiškauskas. Vardas Kota. Kota prieš Simkinsą. Dabar įdomus keitimas, apsikeitė žaidėjas ir Lukasas priversas prižiūrėti Berdą, o prie Simkinso Kota. Artūrui Jeftokui fiksuojama pražanga ir kamuolys atitenka vilniečiams. 48-42, 5 minutės ir 46 sekundės iki trečio kėlinio pabaigos. Ir ruošiamas dar vienas keitimas, čia netrukus pasirodys 11 numeris Saulius Kuzminskas. Golijevičius su kamuoliu. Prieš jį Bagackis. Jevtokas prieš Berdą gražiai. Klaidina dabar Robertas Jevtokas Berdą. Pranyra po jo ir išnyra tiesiai po krepšiu. 48-44. Po ilgos pertraukos, po varginančios pertraukos. Varginančios aš turiu omeny, ko gero, Žalgirio komandos gerbėjus. Rytui vėl pavyko priartėti. Dabar apmaudi klaida ir reklaminė minutės pertraukėlė. Baigos 48-44 ir tik prieš minutės pertraukėlę lygioje vietoje Žalgirio krepšininkai prarado kamuolį ir dabar visiškai prie pat šalia čia buvo Lietuvos ryto krepšininkai surengė savo minutės pertraukėlės pasitarimą ir akivaizdu buvo, jog vilniečių nuotaikos dabar yra kur kas pakilesnės. Jie atsigavo, na, Žalgirio komandai čia pasirodė Arvydas Sabonis. Sabonis, Šalinga, Artūras Jevtokas, Kota ir Mindaugas Timinskas, toks žalgiriečių penketas. Šiškausko prasiveržimas iš labai sudėtingos padėties metų Šiškauskas. Ir efektingas Lukaso metimas iš viršaus. Dėjimas iš viršaus, mažinantis skirtumą iki 2 taškų. 48-46 pirmauja Žalgiris. Jeftoko perdavimas Kotai, blokuoja jo metimą Simkinsas, tačiau kamuolys lieka Kotos rankose. Timinsko tolimas metimas iš 3 taškų ir šiek tiek nugesina Vilniaus komandos gerbėjų aistras. Skirtumas padidėjo iki 5 taškų. 51-46. Lukasas. Tačiau tik 2 taškai. Įkvėptas to įspūdingo dėjimo. Lukasas prideda dar 2 taškus ir sumažina skirtumą iki 3 taškų. 48-51. Sabonis, Timinskas. Prieš Golijevičius.
Golievičius prispaudė Timinską beveik prie šoninės linijos. Sabonis prieš Simkinsas. Ir prarastas dar vienas kamuolys. 3 minutės ir 56 sekundės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Dar vienas Ryto bandymas priartėti prie varžovų. Priminsiu, jog vienu metu žalgiriečiai buvo įgyję net 13 taškų persvarą. Lukasas. Metimas. Ir teisėjai rodo, jog nieko nėra. Tačiau užesys salėje, kai kam galbūt galėjo pasirodyti, jog kliudė Timinskas Lukasą. Labai įspūdingas buvo jo kritimas. Tačiau galbūt tai ir pabandė savo artistinius sugebėjimus pademonstruoti Aronas Lukasas. Kadangi ir pats per daug neprieštaravo, kai kamuolys buvo atiduotas varžovams. Sabonis. Tiek pyktelėjo Sabonis ant savo komandos draugų, galbūt mažai judesio jo nuomonė aikštėje daro kartu su juo esantis krepšininkai. Šalenga spėjo kištelėti ranką Ramūnas Šiškauskas, galbūt uždengdamas šiek tiek krepšį. Lukasas ir pražanga Gustui, tai jau penktoji pražanga. Giedrius Gustas nesiseka šiam krepšininkui. Galima drąsiai tą teikti. Gavęs rungtynių pradžioje 3 pražangas, jis po ilgos pertraukos pasirodė aikštėje. Tik išėjęs gavo 4 ir štai dabar vos vėl pasirodęs aikštėje. Sužaidęs keletą sekundžių, prasižengė 5 kartą. Pirmieji nuostoliai Žalgirio komandoje. Kalbant apie pražangas, 3 kartus dar yra prasižengęs Tanoka Berdas, 2 kartus Dainius Šalenga ir Mindaugas Timinskas. Golievičius ir Simas Jasaitis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, o aikštėje pasirodo Šležas. Taiklus abu Arono Lukaso metimai, taigi Šležas, Šiškauskas, Robertas Jevtokas, Simkinsas ir Aronas Lukasas. Šležas pakeitė Golievičių. Dar vienas atkovotas kamuolys, kągi atrodo, jog pamažu bent jau nepralaimi. Taip ryškiai kaip ir pirmosius 2 kėlinius kovos dėl šokusių kamuolių Lietuvos Ryto krepšininkai. 10 sekundžių Vilniečio atakai Šiškauskas ir pražanga 4 numeriui Andriui Lepinaičiui, kuris pakeitė 5 kartus prasižengusi Giedrių Gustą. Nedaug laiko Andrius Lepinaitis praleidžia net ir Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynėse, vidutiniškai 10 minučių per rungtynės, jau nekalbant apie Eurolygą, kur šis krepšininkas, man atrodo, dar nedebutavo. Ramūnas Šiškauskas. Taiklus pirmasis baudos metimas. Skirtumas sumažėjo iki 1 taško ir pirmą kartą šios dienos rungtynėse rezultatas lygus. Aišku, neskaičiuojant to rezultato, kuris buvo prieš prasidedant rungtynėms. Aš turiu minėję 0-0. 51-51. 2 minutės 35 sekundės iki trečio kėlinio pabaigos. Timinsko perdavimas Saboniui. Šis pražanga fiksuojama Arvydui Saboniui ir 2 baudos metimai. Ten, kur siuntė kamuolį Arvydas Sabonis, komandos draugų nebuvo. Ir manau, Sabonis grumdamasis dėl prarasto kamuolio stumtelėjo varžovą ir fiksuojama pražanga. 2 baudos metimai Andrius Šležas prie baudų metimo linijos. Ir galimybė pirmą kartą išsiveržti į priekį šios dienos rungtynėse Lietuvos Ryto komandai. Taiklus pirmasis metimas. 52-51. Pirmauja Lietuvos Rytas. Ir antrasis metimas taip pat taiklus. 2 taškų skirtumų, liko žaisti 2 minutės ir 25 sekundės. Iki trečio kėlinio pabaigos pirmauja Lietuvos Ryto krepšininkai. Sutrikę pastaruoju metu Žalgirio komandos žaidėjai, neranda prieimo prie varžovų krepšio. Štai dabar Sabonį sustabdo Lietuvos Ryto komandos žaidėjai, o kamuolys atitenka žalgiriečiams. Dabar Sabonis galbūt pirmą kartą pabandė apeliuoti teisėją, jų nuomonė nebe pražangos, bent jau iš pradžių stūmė Sabonį varžovas, jo nuomonė, o po to jau galbūt pats blokavimas buvo ir be pražangos. Sabonis tolimas metimas, 3 taškai.
Ir dar atrodo kovojant dėl kamulio. Prasižengė kažkuris iš vilniečių. Taip, Jevtokas, Robertas Jevtokas. Nors metimas buvo taiklus, tačiau kovodamas, bandydamas kovoti tiksliau dėl kamulio. Prasižengė Robertas Jevtokas, taigi metimas, tolimas metimas įskaitytas ir dar kamuolys atitenka Žalgirio komandai. Tokios taisyklės. Lepinaitis prieš Lukasą. Žingsniai. Galbūt ir bandė dabar provokuoti pražangą Mindaugas, Andrius Lepinaitis. Perėtėdamas prie Lukaso, tačiau teisėjai nutarė, jog kaunietis sužingsniavo. Šiškauskas. 2 taškai. Iš šio taško Šiškauskas bent jau šiandien beveik neprameta pro šalį. 55-54. Vilniečiai vėl persvėrė rezultatą savo komandos naudai. Minutė 25. Lukasas, greita Vilniečio ataka. Ir dabar galbūt pergudravo šiek tiek Lukasas. Galima buvo atiduoti kamuolį šalia buvusiam komandos draugui, tačiau Lukasas nusprendė įspūdingai užbaigti ataką. O štai dabar galbūt ir netaip įspūdingai, tačiau sėkmingai ataką užbaigė Mindaugas Timinskas, vėl persvardamas rezultatą Žalgirio naudai ir minutės pertraukėlė. 35 pirmauja Žalgirio krepšininkai. Na ir tai, jog Rytas priartėjo iš karto akivaizdu ir statistikoje. Ir vėlgi svarbiausias dalykas, kuris krito per pirmosius 2 kėlinius mums į akis, tai kova dėl atšokusių kamuolių. Priminsiu, po 2 kėlinių Rytas pralaimėjo tą kovą 13-24, o štai trečiajame kėlinyje, nepaisant to, jog beveik visą trečią kėlinį aikštėje yra Arvydas Sabonis, o galbūt net visą trečią kėlinį. Rytas laimi kovą dėl atšokusių kamuolių, atkovojęs 7 kamuolius, varžovų sąskaitoje 5 atkovoti kamuoliai ir padidėjo ir baudų taiklumas, ir 2 taškų metimo taiklumas. Viso to pasekmė, jog Ryto krepšininkai jau buvo ir persvarę rezultatą savo komandos naudą ir dar kartą daro tai. 3 taškai, 58-56, 2 taškais pirmauja Lietuvos Rytas, o Šiškausko sąskaitoje jau 19 taškų ir jis aplenkė Tanoką Berdą, kuris senokai nepelnė taškų. Nesiryžo dabar atakuoti Arvydas Sabonis, atiduoda kamuolį Bagackiui. Gražus perdavimas Bagackiui ir nors Bagackis ne iš karto sugraibė kamuolį, tačiau vis dėlto perdavimas buvo toks geras, kad neįmesti jau buvo neįmanoma. 2 taškai ir rezultatas lygus. 58-58. 18 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Šiškauskas. Šiškauskas dabar tapo komandos lyderiu. Dar metimas iš, kaip jau minėjau, tos vietos, iš kurio Šiškauskas šiandien beveik neprameta, tačiau prie pat dabar buvo prišokęs gynėjas ir ko gero tai sutrukdė. Per ilgai dabar perlaikė kamuolį jaunasis Andrius Lepinaitis ir po 3 kėlinių lygų 58-58, tas lygus 58-58. Priminsiu, jog po 2 kėlinių Žalgiris pirmavo 9 taškais. Tad nereikia būti didelių matematikų, kad skaičiuotum, jog Vilniečiai 3 kėlinį laimėjo būtent 9 taškais, išlygindami rezultatą. Lukasas 2 sekundės atakai ir buvo priversas dabar atakuoti, nors iš nelabai patogios padėties Aronas Lukasas, nors jis ir taip tą mėgsta daryti, aš turiu omenyje mesti krepšį iš ne pačių patogiausių padėčių. Taigi Lukasas, Jasaitis, Simkinsas, Kuzminskas ir Šležas. Toks Vilniečių penketas, nėra aikštėje Roberto Javtoko. O štai kauniečių gretose pasirodė Tanoka Berdas, ilsėjęsis beveik visą 3 kėlinį. Tanoka Berdas yra surinkęs 3 pražangas ir treneris ko gero taupė šį žaidėją būtent rungtynių pabaigai. Todėl po ilgos pertraukos Tanoka Berdas pelno dabar 2 taškus, jie sąskaitoje jų 18, o rezultatyviausias kol kas aikštėje yra Ramūnas Šiškauskas, pelnęs 19 taškų, didžiąją jų dalį būtent per 3 kėlinį. Jasaitis prieš Bagackį. Netaiklus metimas, o kai bandė jau kamuolį pakartoti Saulius Kuzminskas, varžovai sutrukdė neleistinai ir pražangos bus metami, atrodo, taip, Artūras Javtokas prasižengė ir Saulius Kuzminskas prie baudų metimo linijos. 55 procentų taiklumu metų baudas. Jeigu ką, Saulius Kuzminskas. Ir pirmosios baudos nepataiko.
šiek tiek pagerino Vilniečiai baudų metimų pataikymo procentą, tačiau vis tiek jis yra gana prastas. 64 procentų taiklumu iki šiol jie metė į krepšį, jų varžovai 77 procentų taiklumu. Kiti tiek pataikymas iš 2 taškų irgi kol kas dar prastesnis yra Vilniečių, o štai metant iš toli jau geriau atrodo Vilniaus komanda. Tuo tarpu galingų dėjimų iš viršaus dabar užbaigė ataką Artūras Jevtokas. 62-59, Aronas Lukasas jūsų ekranuose, o pražanga Tanoka Berdui, 4. pražanga, tai jau rimtas signalas kauniečiams. Vieną žaidėjų jie neteko, Giedriaus Gustą, ir nors Giedriaus Gustas pastaruoju metu, ypač Eurolygos varžybose rungtyniauja gana sėkmingi, galbūt ne pačios sėkmingiausios jam buvo rungtynės su Kirka, tačiau prieš tai kelias išėlės rungtynės Giedriaus Gustas sužaidė gana sėkmingai, bando krepšininkas atsikratyti tų ironiškų pastabų, jog jis yra ir daugkartinis Lietuvos krepšinio lygos, ir Europos, ir Nebulo čempionas. Anksčiau su ironija šie titulai buvo prirašomi prie Giedriaus Gusto. Per pastaruosius mėnesius Giedrius Gustas tarsi ir bando šiuo etikečio atsikratyti. Taigi Giedrius Gustas prasižengė jau 5 kartus, tačiau tai ko gero dar nėra tokia baisi netekti Žalgiriui, kaip atsitiktų, jeigu aikštėje neliktų ir Tanokos Berdo. Na, dabar vėl sumaištis aikštėje, visus žvilgsniai nukreipti į arbitrus, keičiasi žaidėjai Žalgirio komandoje, vietoje Bagaskio aikštėje Dainius Šalenga, o kamuolys atitenka kauniečiams. Kota, Timinskas, Berdas, Artūras Jevtokas ir Šalenga. Toks Žalgirio penketas prieš Simkinsą, kuris perima kamuolį dabar, atiduoda jį Andriui Šležui. Šis veržiasi prie krepšio ir vėl ne pirmą kartą Vilniečiai susikurdami puikias galimybės atakuoti iš arti, nesugeba užbaigti atakos, o dabar taškų nebus, o pražanga fiksuojama Mindaugui Timinskui, kuris mesdamas į krepšį užgriuvo ant Arono Lukaso. Trečioji Mindaugo Timinsko pražanga. 62-61 ir dar vienas keitimas. 10 numeris Mindaugas Timinskas prasižengė trečiąjį kartą. Taip, Timinskui trečioji pražanga. Šležas su Simkinsu sėdasi pailsėti. O aikštėje pasirodo Šiškauskas ir Robertas Jevtokas. Trumpai leido pailsėti savo komandos lyderiams Kęstutis Kemzūra ir vėl meta juos į kovą. Taigi Lukasas, Kuzminskas, Jasaitis, Robertas Jevtokas ir Šiškauskas. Vilniečių penketas. Lukasas prieš Kotą. Perdavimas Jevtokui. Šis pataiko iš vidutinio nuotolio. 63-62 ir vėl rezultatas Lietuvos Ryto komandos naudai. 19 taškų yra pelnė Šiškauskas. 11 Lukasas. O tuo tarpu po grumtynių dėl kamulio. Kamuolys atitenka Vilniečiams. Šiškauskas. Jevtokas ir pražanga. Kam Berdui? Tai bus 5. pražanga. Jeigu Berdui, tai bus 5. pražanga. Taip. Sprendžiant iš žiūrovų ir atsarginių žaidėjų reakcijos. Tanoka Berdas prasižengė 5. kartą. Krepšininkas, kuris prisidėjo prie sėkmingo Žalgirio žaidimo abiejose rungtynėse su Lietuvos Rytu. Per pirmasis rungtynės Kaune jis buvo rezultatyviausias, pelnęs 19 taškų. Per antrasias pelnė taškų mažiau, tačiau 8 taškus atkovojo 8 kamuolius. Štai šiandien pelnęs 18 taškų ir būdamas rezultatyviausių savo komandų ir vienu iš rezultatyviausių aikštėje. Tanoka Berdas likus iki pagrindinio rungtynių laiko, pabaigos 7 minutėms ir 23 sekundėms. Pasitraukė iš aikštės, o Robertas Jevtokas meta 8 baudą. Ir kol kas pataiko tik 2, tačiau kamuolį atkovoja Jasaitis. Aronas Lukasas prieš Edas Kotą. Ramūnas Šiškauskas. Saulius Kuzminskas. Vėl Aronas Lukasas. Kol kas gan statiškai atakuoja Lietuvos Ryto krepšininkai. Ir štai dabar akivaizdžiai provokavo pražangą Ramūnas Šiškauskas. Ir teisėjai, ko gero tai pastebėję, pražangos neskiria. Už tai dabar pražanga Aronui Lukasui, kuris bandė trukdyti Mindaugui Timinskui atakuoti iš toli. Na ir savotiškas Timinsko kerštas savo oponentui. Prisiminkime, jog prieš tai vienos iš atakos metu Timinskas pelnė 2 taškus, tačiau išgriuvo mesdamas ant Arono Lukaso ir taškai buvo neskaityti, o pražanga buvo įskaityta Timinskui. Dabar 3 baudos metimai. Mindaugas Timinskas iš atramuose.
ir keitimas. Ir aistras pamažu verda, dabar nepatenkintas yra Arvydas Sabonis. Ir antrasis Žalgirio komandos treneris Krapikas. Sakykime, tokių teisėjų sprendimų, jog neleido mesti Mindaugui Timinskui, o keičiasi Saulius Kuzminskas sėdasi pailsėti ir aikštėje vėl Dikis Simkinsas. Vienu tašku pirmauja Lietuvos Rytas, liko žaisti šiek tiek mažiau nei 7 minutėms iki ketvirto kėlinio pabaigos. Taiklus pirmasis Timinsko metimas. Žalgirio gretose Bedardo, kuris pelnė 18 taškų, rezultatyviai dar žaidžia Bagackis 13 taškų, Sabonis 10 taškų. Šalengo sąskaitoje 8 taškai ir Timinskas dabar turi taip pat galimybę pelnyti 8 tašką, tą ir daro. Visi 3 metimai buvo taiklus ir dabar jau 2 taškų skirtumų pirmauja Žalgiris. 65-63. Lukasas. Šiškauskas. Niekas iš vilniečių kol kas nesivežė po krepšių. Gana tokiai stovi ir Simkinsas ir Robertas Jevtokas. Tad kažką reiks daryti, sakykime taip, antrosios linijos žaidėjams. Ir Šiškausko metimas netaiklus. Šiškauskas sustojo, pelnęs 19 taškų, po to keli šaliesio metimai tikslo nepasiekė. Ir Žalgiris turi galimybę vėl šiek tiek atitrūkti nuo savo varžovo. Tai Sabonis gan inertingai įkirtinėja į baudos aikštelę, tačiau to neprireikė ir Artūras Jevtokas pelno 2 taškus ir dabar. Ar bus įskaityti? Taip, įskaitomi 2 taškai ir pražanga. Taigi dar vienas baudos metimas. Šalenga prasižengia 3 kartą. Šiškauskas pelno jau 21 tašką ir turi galimybę pelnyti 22. Šiškauskas buvo rezultatyviausias pirmose šių komandų rungtynėse Kaune, pelnęs 15 taškų. Dabar prameta Šiškauskas baudą, retai pasitaiko šiame sezone Lietuvos krepšinio lygoje. Šiam krepšininkui taip, tačiau atsitiko. 2 taškų persvara pirmauja Žalgiris, Šalenga veržiasi po krepšiu ir pražanga bus užfiksuota ar Robertui Jevtokui, ar vis dėlto Simui Jasaičiui. Taip, Simui Jasaičiui pražanga, 3 kartą prasižengė Simas Jasaitis. Vilniečių gretose 3 kartus yra prasižengę Lukasas. Ir štai dabar Jasaitis prisijungia prie savo komandos draugo. Kiti krepšininkai prasižengė po 1-2 kartus. Šalengos metimas taiklus. Vienas iš 2 metimų buvo taiklus. 68-65, 5 minutės ir 47 sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Dar priminsiu tą kuriozinę situaciją, nors žaidimas vyksta Lietuvos Ryto arenoje, oficialiai varžybų šeimininkai šiandien yra Kauno Žalgirio krepšininkai, o po to, kai jau ketvirtojo rato rungtynės vyks Kaune, ten šeimininkais oficialiai bus laikomi vilniečiai ir labai savo laiku pelnytas Arono Lukaso tolimas metimas, 3 taškai ir rezultatas lygus, 68-68. Aronas Lukasas pelno jau 14 savo tašką. Skota bando pabėgti nuo savo oponento Lukaso, tačiau tai pavyksta padaryti tik padedant komandos draugams, tačiau metimas tikslo nepasiekė. Robertas Jevtokas, galbūt šiek tiek paskubėjo dabar Robertas Jevtokas, tikėdamas tiesiog teisėjų fiksuos pražangą, šiek tiek tarsi ir buvo kontaktas su broliu Artūru Jevtoku. Galbūt tikėjau, kad pelnės 2 taškus ir dar bus vienas baudos metimas. Kota. Metimas netaiklus. Aronas Lukasas. Šį kartą nutarė neskubėtis. Palaukė, kol atbėgs prie krepšio vilniečių komandos aukštaūgiai. Simas Jasaitis. Sudėtingas metimas iš po krepšio. Bandė permesti per Sabonį. Na, o dabar įžūliai bandė iškrapštyti Simas Jasaitis kamuolį. Prilaikė Arvydas Sabonis. Galiausiai taip, žaidė drąsiai. Ir vėl perimtas kamuolys. Simkinsas atiduoda kamuolį Lukasui. 4 minutės ir 6 sekundės lieka iki
Na, šį kartą netaiklus buvo Simkinsas, tačiau atkovojo kamuolį vis dėlto pabaigos. Na ir bandydamas atkovoti kamuolį, Dikis Simkinsas vis dėlto užmynė ant šoninės linijos ir kamuolys atitenka Žalgirio komandai. Rezultatas lygus 68. Ir aš nežinau, kaip pasibaigs šios dienos rungtynėse, tačiau jūs galite įsivaizduoti, kas mūsų laukia, kai šios komandos žais finale. Jeigu dabar, kai abiejų komandų jau kitą savaitę, ryto antradienį, o Žalgirio ketvirtadienį laukia super atsakingos Europos taurių rungtynės, šios komandos žūtbūtinai grūmėsi rungtynėse, kurios tarsi ir nieko nebelėmė. Taigi, kas mūsų gali laukti per Lietuvos krepšinio lygos finalo rungtynės. Netaiklus kauniečių metimas ir kamuolys atitenka Lietuvos Ryto krepšininkam. Golievičius pasirodęs po minutės pertraukėlės aikštėje, meta iš toli, nepataiko ir kamuolį atkovojo Artūras Jevtokas. Bagatskis, Artūras Jevtokas, Kota, Sabonis, Timinskas. Prieš Šiškauską, Lukasą, Robertą Jevtoką, Golievičių ir Šležą. Bagatskis. 8 sekundės lieka kauniečių atakai. Ir Timinsko tolimas metimas, kova dėl kamuolio laimi mažasis Aronas Lukasas. Nors šalia stovėjo Arvydas Sabonis. Na ir dabar jau vėl afera, kitaip nepavadinsi tokio metimo. Kartais galbūt ir persistengė Aronas Lukasas, demonstruodamas šou elementus aikštėje. Arvydas Sabonis galų gale pelno 2 taškus ir persveria rezultatas savo komandos naudai. 70-68, 2 minutės ir 38 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Šležas, Lukasas, Golievičius, Ramūnas Šiškauskas. Pavyko šiek tiek pristabdyti kauniečiams Ramūną Šiškauską. Štai ir dabar metimas tikslo nepasiekė, tačiau Šiškauskas atkovojo kamuolį ir labai netaiklus metimas. Golievičiaus tolimas metimas ir 71-70. Ir Golievičius dabar bando užvesti savo komandos sirgalius, tačiau atrodo, jog šiandien jų nereikia užvedinėti. Jeigu jau užsivedė gerokai prieš rungtynes. 71-70. Timinsko atsakas, kamuolys iššoka iš lanko. Golievičius atiduoda kamuolį Lukasui. Minutė 55 sekundės. 1 taško skirtumui pirmauja Lietuvos Rytas. Aronas Lukasas, Ramūnas Šiškauskas. Šležo tolimas metimas, nėra ir kova dėl kamuolio laimėjo Robertas Jevtokas, o po to jis atskubėjęs į pagalbą. Sudžengė kažkas iš žalgiriečio, atrodo šalia buvo Edas Kotudis Kemzūra, o tai jau žalgiriečiai ir taip, Mindaugas Timinskas vis dėlto sukirto per rankas Robertui Jevtokui, kai šis atkovojo kamuolį. 4. Mindaugo Timinsko pražanga. Tačiau svarbiausia, jog Lietuvos Ryto komanda, aišku, svarbiausia, kad jį dabar turės galimybę mesti 2 baudos metimus. Tačiau mes Robertas Jevtokas greičiausiai. O jisai iš 8 metimų kol kas šios dienos rungtynėse pataikė tik 2. Nors šiaip jau, kaip jau esu minėjęs šios transliacijos metu, tikrai nėra pats prasčiausias baudų metikas lygoje. Jo pataikymo procentas nuo baudų metimo linijos yra 62%. Taigi Robertas Jevtokas prie baudų metimo linijos pelnęs 8 taškus šios dienos rungtynėse. Ko gero ne pačios sėkmingiausios rungtynės Robertui Jevtokui. Sabonis šios dienos rungtynėse yra pelnęs 12 taškų. Taigi negalima teikti, jog Sabonio persvara šiandien buvo galinga. Pirmąjį metimą pataiko Robertas Jevtokas. Antrasis taip pat taiklus. Kągi reikiamų momentų Robertas Jevtokas susikaupė ir pelno labai svarbius taškus. 73-70. 1 minutė ir 36 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Edas Kota atiduoda kamuolį Timinskui, prieš Golievičius. Timinskas bando veržtis ir Golievičiui fiksuojama pražanga. Tačiau tai tik 3, atrodo, Lietuvos Ryto komandos pražanga, taigi baudų metimai dar nebus metami. Minutė 26 iki ketvirto kėlinio pabaigos. Edas Kota. Atiduoda kamuolį Saboniui, prieš Sabonį Robertas Jevtokas. Bagatskis. Ir Sabonio metimas iš 3 taškų zonos, netaiklus kamuolį atkovojo Lietuvos Ryto krepšininkai. Lukasas, greita Lukaso ataka. Šį kartą spėjo atmesti kamuolį komandos draugams, dėja Vilniečiams atskudėjo. Ramūnas Šiškauskas metimas tikslo nepasiekė. Prasidėjo paskutinioji šių rungtynių minutė, tiksliau 4 kėlinio minutė, 3 taškų skirtumai pirmauja Lietuvos Rytas.
Ramūnas Šiškauskas su kamuoliu. Vilniečiai dabar neskuba, suprasdami, jog iniciatyva dabar yra jų rankose. Netaiklus Šiškausko metimas, kamuolį atkovoja Sabonis, taigi žalgiriečiai turi puikią galimybę išlyginti rezultatą šios atakos metu. Tačiau tai puikiai supranta ir Ryto krepšininkai. Jie didžiai prižiūri galintis iš toli mesti varžovų krepšininkus. Timinskas perdavimas Saboniui, tačiau prieš tai prasižengia Robertas Jeftokas. Ketvirtoji Lietuvos Ryto komandos pražanga, taigi baudų metimai dar nemetami. 25 sekundės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Edas Kota, prie pat jo Golievičius. Stato užtvarą Sabonis, Edas Kota meta. Metimas netaiklus. Bagatko kovoja kamuolį. Bagatko bandymas iš toli. 3 taškai lygu. 73-73 ir iš karto minutės pertraukėlės prašo Vilniečių komandos treneris Kęstutis Kemzūra. Lygus 73-73 po Aiduro Bagatko taiklaus tolimo tritaškio metimo ir dabar jau su kamuoliu Lietuvos Ryto krepšininkai. Na, grįžtant vėl prie štai Bagatko metimas. Grįžtant prie to, jog šiandien Švento Valentino diena, gali būti, jog Šventasis Valentinas nutarė negloboti šiandien nei vienos, nei kitos komandos, o paprasčiausiai pagloboti televizijos žiūrovus ir suteikti jiems galimybę dar šiek tiek pasižiūrėti stipriausių Lietuvos krepšinio lygos komandų rungtynes. Jeigu Vilniečiams nepavyks pelnyti taškų šios atakos metu ir aišku, jeigu nepelnys taškų žalgiriečiai, mūsų laukia pratęsimas. 10 sekundžių ir kaip apmaudžiai dabar išleidžia kamuolį už aikštės ribų Aronas Lukasas. Supainiojo savo komandos draugą su Kęstučiu Kemzūra ir bandė Kęstučiu Kemzūrą atiduoti kamuolį ir iš karto dabar jau kauniečių. Treneris prašo minutės pertraukėlę. Epizodas paprasčiausiai išsprūdo kamuolys Aronui Lukasui. Na, tiek Aronas Lukasas, tiek Edas Kota pasižymė tiek neįprasta galbūt mums europiečiams kamuolio varimo technika. Na ir kartais tai ši technika ir kišteli ranką ar koją, sakykite, ką norite. Taip atsitiko ir šiame epizode. Ir likus 9 sekundėm, net nesivargindami perėti varžovų aikštės pusę, kadangi Aronas Lukasas kamuolį pametė prie savo krepšio. Taigi kamuolys bus grąžintas į aikštę Vilniečių pusėje. Ir 9 sekundės. Ir dabar jau Žalgirio komandos galimybė išplėšti pergalę paskutinėmis šių rungtynių sekundėmis. Edas Kota. Pražanga bus užfiksuota, atrodo prasižengė. Taip, Aronas Lukasas prasižengė, ketvirtoji čia krepšininko pražanga. Ir tai jau 5-oji komandinė Lietuvos Ryto komandos pražanga, taigi bus metami baudos metimai. Edas Kota turėtų stoti prie baudų metimo linijos. 4 taškai čia krepšininko sąskaitoje, kol kas dar nemetė baudų. Netaiklus pirmasis baudos metimas. 6 sekundės ir 80-osios. Tiek laiko lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Taiklus metimas 74-73 ir 6 sekundės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Ramūnas Šiškauskas per Arvydą Sabonį, metimas netaiklus ir aidi finalinės sirenas skelbinti, jog pergalę iškovojo Kauno Žalgirio krepšininkai dramatiškose rungtynėse. Ir jeigu ir gali pykti dėl štai taip pasibaigusių rungtynių, ko gero Vilniečiai gali pykti ant savęs. Apmaudi Arono Lukaso klaida. Ko gero vienas iš veiksnių, kuris sutrukdė Vilniečiams bent jau sulaukti pratęsimo. Ir štai po to vienas Edas Kota taiklus baudos metimas išvedė į priekį Žalgirio komandą. Taigi 74-73 rezultatyviausiai